Pastaruoju metu suaktyvėjus Lietuvių tautinio centro veiklai po kovo 11 eitynių ir po to, kai genocido tyrimo centras pradėjo skelbti KGB veiklos dokumentus Lietuvoje, prasidėjo tokie puolimai, ne tiek prieš pačią organizaciją, nors irgi minima, bet ir prieš patį asmeniškai. Kaip tau atrodo, kas sujudino visas tas sisteminės, tai vadinamas jėgas, kad jos visais įmanomais kanalais dabar stengiasi varyti baisiausią propagandą? Labai akivaizdu, kad daugelį užkliuvo, aišku, pirmiausia, Lietuvių tautinio centro suaktyvėjusi veikla ir atsigavimas ir akivaizdus narių gausėjimas ir daugelį kitų dalykų, bet aš tai matau dar kitą baisesnę tendenciją čia, kad prieš mane kažkas puola, tai čia smulkmenos iš tikrųjų. Tendencija dabar yra tokia, kad daugelį žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisideda prie Lietuvių tautinio centro veiklos ir apskritai, arba nebūtinai mūsų organizacijoje dalyvauja kitose organizacijose, bet akivaizdžiai aiškiai deklaruoja savo patriotizmą, jie yra visokiojopai ujami iš užimamų pareigų, iš įvairių tarnybų, čia pradedant Lietuvos kariuomenę, baigiant iš vis žurnalistiniais reikalais, galima prisiminti daugelį pavyzdžių. Ir maža to, kad prasidėjo persekiojimai darbuose, tai dar ir vyksta akivaizdžios politinės represijos. Tai šį penktadienį buvo suimta apie 10 patriotinių organizacijų narių, tame tarp ir Lietuvių tautinio centro nariai. Jie tai vadina sulaikymu, jų oficialus statusas tarsi yra liudininkai, nepaisant viso to, jų namuose atliktos kratos, konfiskuoti asmeniniai daiktai, kompiuteriai. Žodžiu, bandoma akivaizdžiai baltais siūlais prisiūti bylas, kurių policija niekaip nesugeba ištirti. Na ir tendencija tokia, kad tos bylos kabinamos ir matyt bus ir toliau kabinama. Turiu galvoje čia ir svastikų iškelimą, ten ant Tauro kalno, paskui kažkokio Milašiaus gatvėje, visų klausinėjau suimtųjų, kur ta gatvė, bent pasakykit, nei vienas nežinojo. Taip pat dėl ten dūminių užtaisų apmėtymo kažkokio tai kino teatro, kur neva kažkoks buvo filmas neaiškus demonstruojamas ir ten sukeltas didžiulis triukšmas. Įvairios vadinamosios žmogaus teisių gynimo organizacijos kepa pareiškimus vieną po kito, jau į šitą veiklą įjungti ir politikai, Seimo nariai, net ir ministrai, kai kurie reiškia savo pasipiktinimą, patys neturėdami jokios nei pradinės informacijos, nei apskritai tendencingai traukdami kažkokius tai jų manimų fašizmo įrodymus iš anoniminio tinklalapio, kuriame žmonės net nedrįsta pasirašinėti savo vardais ir pavardėmis, kas beje labai aiškiai kertasi su žurnalistinė etika, bet į tai aišku nieks nekreipia dėmesio. Taigi tokių pavyzdžių galima suminėti labai daug. Ar pats pastebi, kad tas visas kontrpuolimas prieš ne tik tautinį centrą, bet ir visas patriotinės jėgas yra pavieniai kažkokie tai išpuoliai tolerantiško jaunimo, ar tai vadinamo Antifa, ar tai yra vis dėlto koordinuota kampanija? Na, tiesą sakant, žiūrėdamas aš jų tokius išsigandusius, apgailėtinus veidelius, galvoju, kad nieko ten ko gero nekoordinuoja, bet visi dabar chorų loja ir bando įsiteikti šeimininkams Europos Sąjungui, kokie kovotojai čia prieš fašizmą, homofobiją, rasizmą, prieš ką tik tai nori. Ten terminų dabar prigalvoja labai daug, aš čia visų neatsimenu. Tai ypatingai jie čia dabar akcentuoja tą įvykį Norvegijoje, kur ten iššaudė kažkoks tai aiškiai psichinis ligonis stovyklą. Tai matau akivaizdžias tendencijas, bando kažkaip sukerpti, pritraukti įvairius įvykius Lietuvoje prie to įvykio. Aš suprantu, kad Lietuvoje mažai kas vyksta, nieks čia nieko nešaudo, tai reikia sugalvoti kažkokius fašizmo baubus, kad po to galima būtų prieš juos kovoti už Europos Sąjungos pinigus. Aš neseniai buvau taip pat televizijoje, kur žmogaus teisų instituto, nežinau kaip jis ten vadinasi, lygių teisų žmogaus, kažkas tokio, vadovas Mickevičius baisiai piktinosi skinheadais tarnaujančiais Lietuvos kariuomeniai. Tai, nežinau, tas jo pasipiktinimas buvo aiškiai nukreiptas į tai, kad neva bet kada gali atsitikti ir pas mus panaši tragedija kaip Norvegija. Tik tiek aš, tiek ten generolas Tutkus buvęs, mes jam pasakėm, kad iš tikrųjų Lietuvos karys joks niekad nešaus civilio, niekad neatsuks ginklų į nekaltą žmogų. Ir čia, aišku, nediskutuotini dalykai. Čia yra vieno psichinio ligonio problemos bandomos užkrauti visur ir pritempinėti įvykius prie jų. O kaip pačiam atrodo tas žmogaus teisų tariamas gynėjas? Jeigu būtų suimta
10 tolerantiško jaunimo atstovų. Ką jisai tada sakytų iš savo aukštų tribūnų. Nes mes paminam jo pasisakymus ir po Jaunosios Lietuvos rinkiminės kampanijos šių metų savivaldos rinkimuose. Jisai bandė tą patį priminti, bet nieko jam vėl neišėjo. Tai aš manau, kad tokiu atveju jisai tiesiog apsigyventų televizijoje, nes tenais jis ten būtų geidžiamiausias pašnekovas visom įmanomam televizijų, turbūt visų. Ko gero ir tiesiog tektų jam apsigyventi, nežinau, palapinės ten neneštis. Sunkus darbas, aišku, atsipūstų žmogus po to po 2 dienų komentarų ir sakytų, štai kiek aš nuveikiau daug žmogaus teisių linkme, žmogaus teisių gerinimo būklės kryptimi. Bet aš siūlau neakcentuoti čia atskirų veikėjų verslo reikalų. Aš matau, sakau, kur kas pavojingesnės tendencijas, kurios susijusios su realiom žmogaus teisėm Lietuvoje, ne kažkokių ten išskirtinių grupių, kažkokių ten seksualinės orientacijos ar tenai tautinės pakraipos kažkokių veikėjų, bet aš matau, kad iš tikrųjų pradėti persekioti patriotai, dėja, tai yra labai liūdnas dalykas, kuris anksčiau ir vėliau gali dar liūdniau baigtis. Ir pabaigai, kaip pasivertintum bendrai tos lietuviškos demokratijos kokybės, išvelgiant tai, kad, kaip pats minėjai, tiek tautinio centro žmonės, tiek kiti prijaučiantys yra mėtomi iš darbų, ministrų lygių rašomi laiškai su pasipiktinimais, kad fašistai negali dirbti valstybinėse institucijose, žiniasklaida gaudžia apie tai, atsikračių savo gretose irgi minėtų fašistų ir taip toliau. Jo, tai mes matome, būklė yra tokia, kurią galima apibūdinti ko gero 2 žodžiais, kad tai yra tipiškas chrestomatinis dvigubų standartų taikymo pavyzdys. Ir kai mūsiškiai čia mėgsta parėkauti apie Europos solidarumą, apie europietiškas vertybės neva kažkokias, tai aš galiu tik pasakyti, kad tų vertybių plėtrą mes aiškiai matome jau daugybę metų. Mes galim prisiminti čia ir Mistralių pardavimus Rusijai ir vamzdžių tiesimą Baltijos jūros dugnu, paskutinį solidarumo pavyzdį puikiai parodė Austrija. Tai ir jie iki šiol neatsibunda. Jie vis skaičiuoja tos solidarumo įvykius ir niekaip nemato, kad Lietuva faktiškai jau dabar nieko nesiskiria nuo Baltarusijos, kad apie jokias bendro europietiškas vertybės toj pačioje Europoje nėra apie ką ten šnekėti, jų niekad nebuvo ir nebus. Na ir tie, kurie sako tiesai akis, kurie nesislapsto už kažkokių tai išgalvotų tenais tinklalapių, kurie sako teisybę, tie tapo priešais, kadangi mato, jog neturi kontrargumentų.